pats autorius, pats atlikėjas. Čia buvo tema apie tai, ką kalbėjau gerbėmiau čia. Ir aš grojau tai, ką girdėjau šį vakarą, kalbant. Iškart sukūrė. Nu taip, be abejo. Oi, pasaka. Noriu šiek tiek pasakyti apie tai, aš neseniai buvau Kijeve, kad tik grįžau ambasadai, ten grojau su Birbynė, bet ji man pauzių nedarė. Reiškia, buvo nuoseklus grojimas. Labai keista, kad aš šiandien grojau, ji darė pauzes ir aš truputį pasimečiau. Paskui, kai aš išgirdau kalbant apie mūsų, sakykime, mandalas, aš supratau, kad tos pauzės tai mano galvoje. Reiškia, nes instrumentas ir žmogus du gyvi sutvėrimai, kurie susitinka ir prakalbina viens kitą. Tai štai prakalbino šakukačiai yra taip pat analogiškas instrumentas mūsų birbynei. Birbynė aš grojau tik po šakukačiai. Šakukačiai man tiesiog padovanojo japonų meistras, aš tą priimu kaip ženklą, yra labai brangi, vienetinė pasaulyje, jos yra dzenbudistai padarę vienuolėje ir aš žiūriu labai atsargiai ir pagarbiai ir aš girdžiu mūsų tautos, kai groju, temas.